Tai One Team projektas yra viena iš Eurolygos programų, kurios metu siekiama įtraukti tam tikrus visuomenės grupės. Mes šiuo atveju šį sezoną darbuosime su Kurčiųjų sąjunga ir sieksime su jais susipažinti, pažinti juos kaip asmenybės, įtraukti juos į mūsų krepšinio klubo gyvenimą, pakviesti į rungtynes, su jais drauge plėtoti tam tikrų projektų, susijusių ne tik krepšinio, bet ir e-sporto projektų metu. Manau, bet koks projektas yra naudingas kurčiųjų bendruomenei, ypač sporte. Tai tie projektai tikrai yra svarbus mūsų bendruomeniai, jie skatina įtraukti, skatina sportuoti, įkvėpia vaikus ir taip toliau. Vaikai gauna didelį dėmesį iš žinomų krepšininkų. Ką duoda? Jam duoda gerą nuotaiką, užsivedimą ir norą tobulėti, tobulėti aukščiau. Tikrai daug įspūdžių ir tikrai nesitikėjom, kad vaikai, nors jie negirdi, bet jie puikiai supranta krepšinį ir tikrai matosi trenerių įdarbis ir tikrai daug ką išmokau iš vaikų, negu išmokinau juos. Žinai, tai labai faina patiko, tikrai daug įspūdžių. Ir visą laiką norėtųsi pajaust, pačiupinėti, ką šiaip per projektas ir taip iš arti būt ir pamatyti. Jie net gal labiau žaidžia tokią komandiškai, ne tik tai, kad aikštelėje žaidžia, bet gal ir ta treniruočių pobūdis, tas bendravimas, kur jie vienas kitą palaiko. Tikrai įspūdis geras apie jų jau pasiruošimą, krepšinio subtilybės kažkok tai. Iš vis aš net treneriai, po mūsų treniruotės pagiriau treneriai, kad tikrai didelis įdarbis, kur vaikai 10, 11, 12 metų, jie supranta žymiai daugiau negu būna nuvažiuoji į mokyklą krepšinių, kur tu nepastebi tokius dalykus, kaip jie jau moka. Esate jau ir oficialūs One Team ambasadoriai. Koks jausmas nešti tą žinią? Tai atsakomybė, kaip visada, kaip visiems ambasadoriams ir tikrai mes nenorim būti viendieninis projektas ir tikrai norim įdėti daug pastangų, daug širdies, daug meilės vaikams, kažką pamokų, kažką savo patirtį perleisti vaikams ir tikrai, mane tikrai dar ir visiems nuvažiuosiu ir namo pasakosiu ir draugams, kaip mane nustebino vaikai, kaip mes gale treniruotis pažaidėm tos 5 prieš 5, tikrai jie jaučia kažkaip tai vieningi, taip draugiškai viskas, džiaugiasi vienas už kitą, ne tik tai, kad kaip pats įmeta tos taškus. Tai tikrai, o šiaip stengsimės atiduoti visą širdį. Tas One Team projektas nėra mums naujovė, kadangi mes esam tikrai tokių pat požiūrių, tokie kaip ir su idėjom tom pačiom, kad vienyt bendrai kažką tai siekt ir atiduot, dalintis tuo, ypač ką tu geriausiai moki. We are all one team.